30 metų stažas žiauri netekto darbingumo pensija. O žiauri netekto darbingumo pensija, todėl kad šalpos pensija, kai žmonės neturi 15 metų stažo, gauna 184. O kai žmonės neįgalieji turi dvigubai daugiau 30 metų stažą, jie negauna net šalpos pensijos. Tai žiaurus elgesys su žmogumi. Kai buvo klausiama pas prezidentą, ar žadate kitiems metams, 24 metams pakeisti sovietinę skaičiuoklę į teisingą, sąžiningą skaičiuoklę. Ir antras buvo klausimas, kodėl netekto darbingumo pensija neskaičiuojama kaip pensininkų pensija be daugiklių, turėtų būti skaičiuojama vienodai, nes vienodai dirbo ir mokėjo mokesčius. Taigi atsakymas yra toks. Dėkojame iš jūsų nuomonę dėl netekto darbingumo pensijos skaičiavimo tvarkos ir jos dydžių. Suprantame jūsų išsakytą poziciją ir pastabas dėl prastos socialinės neįgaliųjų padėtis. Taigi prezidentas žino, kad neįgaliųjų, kurie gauna netekto darbingumo pensiją, padėtis yra prasta, bet prezidentas nieko negalvoja keisti, nes tai yra sutaupoma neįgaliųjų sąskaita. Tai yra labai žiauru, kaip neįgalieji negauna tą, ką užsidirbo, kad neįgaliųjų netekto darbingumo pensija yra skaičiuojama su daugikliais, o daugiklis 0,500 dalina viską pusiau. Bazinės pensijos dydį dalina pusiau. Taip pat vienetai, kurie paskaičiuoti iš 5,70 ir padauginus iš 0,500 taip pat dalinami pusiau ir gaunasi už 30 metų stažo 170 eurų. Tai turbūt tokia skaičiuoklė nei vienoje šalyje nenaudojama. Tai ši skaičiuoklė yra sovietinė skaičiuoklė. Ir pagal šią sovietinę skaičiuoklę skaičiuojama daugeliui neįgaliųjų. Ir labai daug neįgaliųjų gauna badu marinimo pensiją, nes netekto darbingumo pensiją padalinus pusiau, sumokėjus mokesčius ir nusipirkus vaistų neužtenka
maistui. Taigi Lietuvoje negalioja Žmogaus teisių konvencija, kurioje parašyta, žmogaus badu marinti negalima, o dar žmogus, kuris turi būtinąjį stažą, kuris dirbo ir mokėjo mokesčius, dabar yra žiauriai kankinamas, labai su juo yra žiauriai elgiamasi. Žmogus negali nusipirkti maisto, o ką kalbėti apie batus, drabužius, higienos prekes. Taigi Lietuvoje taupoma neįgaliųjų sąskaita pačiu žiauriausiu būdu, kankinimo būdu. Tai yra labai skaudu, kad turim tokį prezidentą ir prezidentas nieko nenori daryti ir pakeisti, o jis leidžia taupyti tokiu žiauriu būdu neįgaliųjų sąskaita. Taigi gruodžio pradžioj, kai sakiau, šis skirtas prašymas prezidentui ir jam skirti klausimai, į kuriuos jis neatsakė. Taigi ne originalas, bet atsispausdinsiu ir šitą prašymą, taip pat atsakymą prezidento išsiųsime į Europos komisiją ir Europos komisijos prašysime, kad Europos komisija stabdytų Lietuvos prezidentą ir neleistų Lietuvos prezidentui žmonių badu marinti, kad būtų sustabdytas Lietuvoje badu marinimas, žiaurus kankinimas, nes žmonės turi būtinąjį stažą ir negauna net šalpos pensijos, o tie, kurie neturi 15 metų stažo, gauna 184 eurų šalpos pensiją. Taigi Europos komisijos prašysime didelės pagalbos, kad būtų Lietuvoje nutrauktas žiaurus kankinimas, badu marinimas